Sveiki, šiame video pamatysite oro kokybės matuoklio ištemų apžvalgą. Sužinosite, ką jis matuoja, kokios yra matuojamų dalykų leistinos reikšmės Europos valstybėse. Trumpai paminėsiu, kokią įtaką daro skirtingi oro teršalai žmogaus sveikatai. Trumpai apžvelgsiu oro taršą Kaune pagal stacionarių stotelių duomenis ir palyginsiu su matuoklio ištemų duomenimis. O dabar išpakuosim iš dėžutės, pažiūrėsim, kas yra toj dėžutėj šio prietaiso. Va, pasižiūrėsim, kaip yra supakuotas. Yra pats prietaisas tokioje įmautėje įdėtas. Šone yra jungimo mygtukas USB-C lizdas pakrovimui. Nugarėlė yra pakabinimui vietos, kaip matote. Ir va, dabar įjungsiu šitą prietaisą ir jau pradeda jis rodyti. Kas yra HCHO oro kokybės rodiklis? HCHO reiškia formaldehidą, tai yra lakus organinis junginys, dažnai randamas vidaus ir išorės ore. Formaldehidas išsiskiria iš statybinių medžiagų, baldų, valymo priemonių, degimo procesų, pavyzdžiui, rūkymo, virimo. Taip pat gali būti natūraliai gaminamas augalų ir medžių. Formaldehidas yra pavojingas sveikatai, ypač didesnėmis koncentracijomis, nes jis dirgina akis, nosį, gerklę, o ilgesnis poveikis gali turėti rimtų sveikatos pasekmių, įskaitant vėžį. Todėl jo koncentracija ore yra griežtai reguliuojama. Leistinos formaldehido normos Europos šalyse. Leistinos HCHO koncentracijos vidaus ore paprastai matuojamos mikrogramais kubiniame metre arba ppm dalimis milijonui. Normos skirtingose Europos šalyse ir institucijose gali šiek tiek skirti, bet bendros gairės yra šios. Pasaulio sveikatos organizacija leistina koncentracija 0,1 mg kubiniam metrui arba per 30 minučių. Ši rekomendacija taikoma kaip pasaulinis standartas daugelį šalių, įskaitant Europą. ES rekomendacijos, nors ES neturi konkrečių teisės aktų dėl formaldehido, jį remiasi PSO rekomendacijomis 0,1 mg kubiniam metrui kaip ribinė vertė. Ir galite nacionaliniai standartai kai kuriuose Europos šalyse. Vokietija AGOF rekomendacijos rekomenduoja neviršyti 0,05 mg kubiniam metre gyvenamosiose patalpose. Prancūzija maksimali riba 100 mikrogramų kubiniam metrų per 30 minučių. Skandinavijos šalys rekomendacijos siekia griežtesnės normas, pavyzdžiui 0,03–0,05 mg kubiniam metre kaip tikslinė gyvenamųjų patalpų koncentracija. Darbo aplinkos normos didesnės leistinos vertės taikomos darbo aplinkoje, bet ribos yra griežtai reguliuojamos. Europos komisija darbo vietose 0,37 mg kubiniam metrų arba 0,3 ppm 8 valandų laikotarpiui ir 0,74 mg kubiniam metrui arba 0,6 ppm trumpalaikės ekspozicijos 15 minučių metu. Svarbu žinoti apie HCHO normas, griežtesni reikalavimai. Šiuolaikiniai pastatai ir įranga dažnai kuriami taip, kad būtų užtikrintos mažesnės formaldehido emisijos. Ventiliacija vienas efektyviausių būdų mažinti HCHO koncentraciją patalpose yra gera ventiliacija ir mažai lakiųjų junginių skleidžiančių produktų naudojimas, matavimas. Formaldehido koncentracijai matuoti naudojami specialūs oro kokybės matuokliai. Rekomendacijos namų aplinkai. Siekite, kad HCHO koncentracija neviršytų 0,05 mg kubiniam metre. Rinkitės baldus ir medžiagas su žemiamus lakiųjų organinių junginių emisijomis, pavyzdžiui, pažymėtus E0 arba E1. Užtikrinkite reguliarią ventiliaciją, ypač naujose ar ką tik renovuotose namuose. Tiksli HCHO leistina norma gali skirtis pagal nacionalinius reglamentus, todėl visuomet
verta patikrinti vietinius teisės aktus. Galite pasižiūrėti šią lentelę, kur pateikta Europos valstybės leis HCO normą mikrogramais kubiniam metrui. Kas yra TVOC? Tai yra Total Volatile Organic Compounds, bendras lakiųjų organinių junginių kiekis esantis ore. Lakieji organiniai junginiai tai cheminės medžiagos, kurios garuoja kambario temperatūrai ir gali kelti įvairias sveikatos problemos, pavyzdžiui, dirginimą, alerginės reakcijas ar net ilgalaikę žalą. TVOC įrašas apima visų lakiųjų organinių junginių koncentraciją, įskaitant formaldehidą, benzolį, toluolį ir kitus junginius. Leistinos normos paprastai matuojamos mikrogramais kubiniam metre ir galite pasižiūrėti, kokios leistinos normos yra Europos valstybėse šioje lentelėje. Kas yra PM2,5? PM2,5 tai yra smulkiosios kietos tosios dalelės, kurių skersmuo yra 2,5 mikrometro arba mažesnis. Jos sudarytos iš dulkių, suodžių, chemikalų ar kitų ore esančių teršalų. Dėl savo mažo dydžio jas lengvai patenka į plaučius ir gali prasiskverbti į kraujotaką, sukeldamas kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligas bei kitus sveikatos sutrikimus. PM2,5 yra vienas svarbiausių oro kokybės rodiklių, o jo koncentracija matuojamas mikrogramais kubiniame metre. Ir šioje lentelėje galite pasižiūrėti leistiną normą Europos valstybėse. PM10 tai stambesnės kietosios dalelės, kurių skersmuo yra iki 10 mikrometrų. Jos susidaro iš dulkių, žiedadulkių, suodžių, pramoninių ir transporto emisijų. Dėl savo dydžio PM10 dalelės gali patekti į kvėpavimo takus ir sukelti įvairias sveikatos problemas, ypač jautriems asmenims. PM10 koncentracija matuojama mikrogramais kubinėme metre yra svarbus oro kokybės rodiklis. Na ir šioje lentelėje galite pasižiūrėti Europoje leistinas normas. Kas yra CO? Spalvė, bekvapė ir nuodingos dujos, kurios susidaro nevisiško degimo proceso metu. Jos pagrindiniai šaltiniai transporto priemonių emisijos, pramoniniai procesai ir kuro deginimas namų ūkio reikmėms. CO anglies monoksidas gali turėti rimtą poveikį sveikatai. Aukštos koncentracijos gali sukelti apsinuodijimą, ilgalaikis poveikis net mažomis koncentracijomis gali pakenkti kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemom. O koncentracija paprastai matuojama miligramais kubinėme metre arba ppm dalelėmis milijone. Na ir galite pasižiūrėti leistinas normas įvairios Europos valstybėse tiek miligramais kubinėme metre ir ppmais arba dalelėmis milijone. Kas yra CO2? CO2 anglies dioksidas tai bespalvės, bekvapės dujos natūraliai randamos atmosferoje. CO2 susidaro dėl žmonių veiklos, tokios kaip iškastinio kuro deginimas, pramoniniai procesai ar transportas. Taip pat šios dujos išsiskiria kvėpuojant ir augalų bei gyvūnų metabolizmo metu. Nors CO2 nėra toksiškos mažomis koncentracijomis, didesnės jų koncentracijos patalpose gali sukelti galvos skausmą, nuovargį ar sumažėjusį dėmesį. Anglies dioksido lygis taip pat laikomas svarbių patalpų oro kokybės rodiklių, rodantis ventiliacijos efektyvumą. CO2 koncentracija paprastai matuojama ppm, tai yra dalelėmis milijone. Ir čia galite pasižiūrėti leistinas normas Europos valstybėse. Kas yra SO2? SO2 sieros dioksidas tai bespalvės aštraus kvapo dujos, kurios susidaro degimo proceso metu, ypač deginant iškastinį kurą, pavyzdžiui, anglis, naftą ir dujas. SO2 taip pat gali susidaryti dėl pramoninių procesų, tokių kaip metalų gamyba ar chemijos pramonė. Sieros dioksidas gali turėti rimtą poveikį žmonių sveikatai, ypač kvėpavimo sistemai. Aukštos koncentracijos gali sukelti dusulį, kosulį, dirginimą ir netgi išprovokuoti astmos priepuolius. SO2 koncentracija paprastai matuojama mikrogramais kubinėme metre arba dalelėmis milijone.
ir galite pasižiūrėti, kokios leistinos SO2 normos Europos valstybėse. Kas yra O3? O3 arba ozonas tai dujos susidarančios aukštuose atmosferos sluoksniuose, tačiau taip pat jis gali susidaryti ir prie Žemės paviršiaus, ypač saulėtą dieną, reaguojant su kitais teršalais, tokiais kaip azoto oksidai ir lakiųjų organinių junginių. Ozonas yra pagrindinis smogo komponentas ir gali turėti rimtų sveikatos pasekmių, ypač žmonėms turintiems kvėpavimo sutrikimų. Ozonas gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, padidinti astmos simptomus, sumažinti plaučių funkciją ir didinti jautrumą infekcijomis. O3 arba ozono koncentracija paprastai matuojama mikrogramais kubinėme metre arba dalelėmis milijone. Ir va, galite pasižiūrėti leistinas ozono normas Europos valstybėse. Kaune yra 18 oro kokybės matavimo stotelių, išdėstytų skirtingose miesto vietose ir pateikiami jų duomenys. Tiesa, ne realaus laiko, bet kažkiek tai senesni duomenys, bet iš to galima susidaryti vaizdą, koks yra mieste užterštumas. Dabar galėsit peržiūrėti visas tas stotelės ir jų duomenys. Be to yra toks pateikiamas grafikas, iš kurio aiškiau, kur didžiausias užterštumas ir kokio tipo. Iš grafiko matosi, kad didžiausias užterštumas azoto oksidais yra Kalantos ir Baršausko gatvėse, o didžiausias užteršimas ozonu yra Savanorių ir Partizanų gatvėse. Oro užterštumą visame pasaulyje realių laikų galima stebėti svetainėje VAQI info, daviklė iš Kauno. Įdomu, ką parodys šis prietaisas iš temų netoli stacionarių daviklių vietos. Tai ir sužinosime toliau. O dabar važiuosiu į netoli stotelių pažiūrėti, ką rodo šis prietaisėlis iš temų. Taigi įjungiam prietaisą netoli ateities plento oro matavimo stotelės ir štai ką jis rodo. Iš pradžių rodo didelius HV rodmi reikšmės, paskui po kelių minučių jos sumažėja ir rodo šiek tiek dalelių, kad yra nemažai. Tai va tokios reikšmės rodo. Dabar jau kitoj vietoje, Kalantos gatvėje, netoli matavimo stotelės, šiek tiek skiriasi parodymai. Čia aukštai buvo, jau čia po kelių minučių įjungimo. Tai ką rodo. Dabar dar kitoj vietoje, tai yra netoli Kovo 11 gatvės stacionaraus oro daviklio. Čia dar įjungus, kaip matosi, HCHO rodmenys mažėja laikui bėgant, kol pradės rodyti kažką, va, rodo jau CO2 ir dalelės rodo 8,3 ir 108. Dar pažiūrėsim, kaip keičiasi laikui bėgant kažkiek nedaug tie rodmenys įvairių ir keliausim į kitą vietą. Dar viena stotelė, tai yra Baršausko gatvėje netoli degalinės. Kad ir pradėtų rodyti teisingus duomenis, tai reikia porą minučių palaukti, kad prietaisas, kaip ir šiame video, tai ką rodo po poros minučių po įjungimo. Kai matot, skiriasi labai duomenis. Čia yra Masiulio gatvė,
Tai tiek apie matuoklį. Sužinojome, ką reiškia matuojamos reikšmės, ką jis matuoja ir kokios leistinos reikšmės įvairių dalykų ir kokios ką rodo mieste netoli stotelių.